Laidą pristato žvejybos įrankių parduotuvių tinklas Romada. Sveiki! Na ir plūdininkams jau atėjo laikas išsiaiškinti santykius finale. Vienas finalininkas stovi šalia manęs, tai Marius Baranauskas. Artūras Sakalauskas negalėjo atvykti, įgaliojo Marių. Teisingai sakau? Balsą? Taip. O, gerai. Tai va. Taigi Marius atstovaus abudu ir va, vėlgi kaip pas spiningistus 4 vokai ant stalo. Ir plūdininkams finalo vietą trauks spiningistai. Tai yra Vladas Valukonis, kadangi praeitai laidai, praeitam finalui vietą traukė plūdininkas Marius. Nu ką, Vladai, pakstelėk savo laimingą rankelę kur nors. Aha. Žiūrim, kur plūdininkai. Danės upė. Dabar pažiūrėkim, kokie buvo kiti variantai. Tai buvo pikaičių tvenkiniai, tai buratinai. Daugam patiko pikaičiuose daužyti tos buratinus, bet dėja finalas bus ne ten. Dar vienas variantas. Kuršių marios, Smiltynė. Čia, kur Mariui labiausiai patiko turbūt, ar ne? Taip. Ir paskutinis variantas Skirvytės 3 krantinė. Šiandien plūdininkų pogrupio finalas ir finale Marius Baranauskas ir Artūras Sakalauskas. Ko taip aukštai atsistojai? Gerai, aš pajuokau. Va, kaip matėte, ištraukus burtus gaudysim Danės upėje, žvejosim 3 valandas visų šalių sutarimų. Ir ką, ir viskas, o kaip žvejosim, taip ir pažiūrėsim, kas čia dėsis. Gal nebus tokios dramos, kaip pas pinigautojus? Kaip tau atrodo? Vienareikšmis rezultatas. Aišku, Baranauskas sakė vienareikšmis rezultatas. Tai ir tu gausi į skudurus, ne? Negausi. O tu? Jau antrasis žvejų mūšio finalas ir jame šį kartą susitinka plūdininkai Marius ir Artūras, turintis po 2 pergalės. Finalininkai burtų traukime ištraukė Danės upę ir šiandien kovos dėl teisės patekti į didįjį finalą, kur kovos dėl 5000 litų Romados dovanų čekio. Žvejosim 3 valandas ir po to antras didžiojo finalo finalininkas bus aiškus. Artūro galimybės laimėti keli finalo pasižiūrėti susirinkę plūdinės ekspertai vertina kukliai. Vis tik Marius Baranauskas yra sportinės žūklės čempionas ir čia tokių staigmenų kaip spiningistų finale neturėtų būti. Pats Artūras savo galimybės vertina irgi atsargiai. Už plūdininko pogrupio finalininkus galite balsuoti SMS žinutėmis telefonu 1671. Balsuodami už Marių rašykite ZM tarpas 07, už Artūrą ZM tarpas 10. Daugiausia žiūrovų balsų surinkęs kovotojas bus apdovanotas žiūrovų simpatijų prizu. Balsuoti galite ne tik laidos metu, o balsavimo rezultatus rasite tinklalapyje romada.lt. Varžovai ruošia jaukus ir tradiciškai paklausinėsiu, kas kuo žada jaukinti. Pirma, Artūras. Pagrindinis pašaras. Brauningas, ar ne? Raudinis, kojinis. Kojinis Kas, pašaras. čia viską tu sudėjai? Nu jo, čia tiek daug. Įdėjau 1 kilogramų raudinio pašaro. Browning, čempionų pasirinkimas. Nu. Truputį įdėjau raudinio raudono pašaro. Raudonas kas, kam? Kad truputį pakeisti spalvą. Čia raudona koja irgi, matau pagal užrašą. Po to įdėjau Niger Seed. Čia negro sėklos. Juodas sėklos kažkokios. Čia, jeigu suprantu gerai, tai čia mielės. Mielės? Kažkas tai panašaus. Niger Seed. Šiaip raudis labai mėgsta ir karšiai eina iš proto. Bent jau taip ant pakuotės rašo.
ir porą saujų druskos. Nu, čia dėl to, kad šalta. Porą trejetą saujų žemę įdėjau į šitą pašarą, kad irgi patamsinti, kad būtų panašus į dugną. Taigi, Artūro jaukas gal kiek per sotus tokiam metų laikui, tačiau tai ne mano reikalas. Kokiu jauku jaukins Marius, paklausiu tuoj pat. Jis tikras jauko ekspertas, todėl verta paklausyti, ką jis papasakos apie jauką ir apie jaukinimą, norint, kad žvejyba būtų rezultatyvi. Jaukinti pačiais smulkiausiais jaukais. Tas jaukas turėtų būti kuojinis, absoliučiai, tik tai kuojinis. Tai... Bet gerai, atsiprašau, aš pertraukinėsiu tą prasme, kad būtų aiškiau. Kuojinio yra visokio. Aišku, jis turi būti smulkesnis, ar ne? Smulkus. Kuo labiau smulkus. Tamsus. Kuojinis jisai pats iš savęs tamsus. Ir aišku, jį dar reikėtų tamsinti, kad jis visai būtų. Dažų. Kuo juodesnis, to geresnis. Arba žemė. Balastas juodas. Žemė, pavyzdžiui. Žemė, tvarkoj. Kvapas, skonis kažkokių reikia. Natūralūs kvapai, tai ir kepinys arba kanapė. Ten... Ir jaukas turi būti kažkiek pasūdytas, nors minimaliai. Taip kalba. Kiek, tarkim, į kilogramą jauko druskos reikia dėti? Saujelė nedidelė. Nežinau, šaukštas ar tas sriubinis. Sriubinis šaukštas vienas, ar ne? O dabar su gyvais priedais, tarkim, rudenį, ar verta pradėti žaisti? Būtinai. Tai Būtin. Dzikai ir truklio lervos. Dzikai, truklio lervos, kapoclekai. Ir kokią dozę maždaug vienai žvejybai, taip tu rekomenduotum pasidaryti jauko? Bet jau čia su žemėm, su viskom, bet, tarkim, žvejyba 4-6 valandas. Priklauso nuo kur skirvyti, žiūrėsim skirvyti, imu 3 kg jauko. O jeigu lietoj srovė? Čia beveik kanalas upė, lėtas srovė, kilogramas. Tavo kaip čempiono šito jaukinimo technologija. Tarkim, dalimis, o tu turi 4 kg jauko, ne, tai yra 100%. Kiek tu procentų sumeti pradžioj, prieš pradėdama žvejoti? Dabar aš jaukinsiu 3 taškus, 3 taškai tai bus. Iškart po krantinę, iškart gylis yra 4 metrų. Iškart 1 taškas, tenais eis 4 rutuliukai jauko. Po to bus 10 metrų atstumas, irgi eis 4 rutuliukai jauko ir vėliau 13 metrų atstumas dar, ten gal daugiau, 6. Ten pagrindinė gaudimo vieta. Ne, pagrindinė. O kodėl 3 vietas jaukinsi? Todėl, kad kanalas labai svarbu yra žuvis, jinais, turi kiekvienam kirtime yra, nežinosi, kur ta žuvis bus. Dabar, pavyzdžiui, pakilęs vanduo, jis gali būti suspaudęs paprasčiausiai prie kranto. Kada gali būti ties pirmų kritimo, gali būti paprasčiausiai žuvis iš vidurio, nes eina link jauko. Tai štai, čempionas sako šitaip ir manau, kad jisai žino, ką sako. O kol Marius ruošiasi, dar keli klausimai Artūrui apie tai, kaip jis vertina savo galimybės finale. Tai kaip tu savo šansus vertini šiandien? Taip jau niekas negirdi dabar mūsų, išgirs jau, kai bus po laiko, kai jau būsi pralaimėjęs. Šiaip Marius yra aukšto lygio meistras. Dar kas nežino, šiais metais jis tapo Lietuvos vicečempiono. Šito ne visi žino, bet iš idėjos jisai tapo čempionu, nes kaip Lietuva keista šalis. Lietuvoje 1. vietą užėmė Latvis. O tarp lietuvių Marius tapo čempionu. O tarp lietuvių ir Latvių vicečempionu. Čia tokia įdomiai mes čia gyvenam. Norėčiau bent jau priartėti prie jo rezultato. Bet iš principo, tai tu pasiduodi tiesiog. Nepasiduodu aš niekad. Tai sakyk, kad aš nepasiduodu. Aišku, nepasiduodu. Kovosiu prieš Baranauską. Aš jam įkasiu. Ir nugalėsiu. Kiek procentaliai savo šansų duodi? Greitai, sako. 40. O Baranauskui kiek tada? Kokie 70. Tai kaip čia pas tavai išeina 40 ir 70? Taip, pagal galimybės. Mes abudu gerai žinom tą tvenkinį. Šią vasarą irgi... Šitą tvenkinį, jo? Šitas tvenkinys yra upė. Ko tu taip nervinės? Tu negali tų rankų kur nors padėti. Ko tu graibai tą jauką? Ko tu nervuojas? Tai purenu. Tai jeigu tu jau nusiteikęs gauti skudurus, ko tu čia besinervuoji? Nieko, aš dar parodysiu, kad tai gali būti ir išimtis. Taigi, Artūras iliuzijų turi nedaug, o tuo tarpu vaikinai pasiruošė kovai, laikas duoti startą. Kągi,
Plūdininkų finalas prasideda. Prasideda jaukinimas. Abu žvejai jaukina tik kaušeliais, tiksliai į žvejybos vietą. Jokių mėtymų ranka. Jaukas guldomas tiksliai ten, kur bus gaudoma. Taip daroma tam, kad žuvis neišsisklaidytų, o laikytųsi tiksliai ten, kur yra kabliukas su masala. Artūras pirmasis prisišaukia žuvis ir pradeda traukti plakiukus. Žuvis šiandien nebus stambios, tokia jau sportininkų dalia. Be to Danės upėje sugauti stambesnę žuvį nėra lengva. Marius irgi gaudo ir gaudo jau sėkmingiau nei Artūras. Kibimai seka vienas po kitą. Primenu, kad Mariaus jaukas daug lisesnis nei Artūro. Mūšio pabaigoje pamatysim, koks vis tik jaukas geriau viliojo žuvį. Kitų esminių skirtumų varžovai neturi, abu gaudo vienodam meškerėm, vienodam gylyje, vienodais masalais. O iki pabaigos liko kiek daugiau nei 2 valandos. Žvejų mūšis įpusėjo. Žvejoti liko 1,5 valandos. Marius gaudo kiek geriau. Pašnekinsiu kitą Lietuvos rinktinės narį Vilių, kuris stebi mūšį. Kaip jam atrodo, kas šiandien yra kas? Vilius Beinoras. Irgi Lietuvos rinktinės narys, dabar atsargojava su trauma, bet tai jo nuopelnų nei kiek nemažina. Tai tu šį sezoną praktiškai praleidai, ar ne, Viliu? Praktiškai taip, visą vasarą gipsuotas. Tu man pirmą pasakyk, už ką tu sergi, jeigu sergi už kurį nors iš jų. Palaikau abu sportininkus, bet Marius, manau, turi didesnių šansų laimėti. Mes dar turim maždaug 1,5 valandos gaudimui. Kiek šansų duodi Artūrui, kad jisai dar gali kažkokiais stebuklais išsikapstyti? Vienintelis šansas įsigelbėti, jeigu pagautų karšį. Didelį. Nebent. O šiaip duodu 10% Artūrui, 90 Mariui. Klaidas. Išdėstyk, togi sportininkas, kietas. Baranausko iki tavęs, tai kaip iki Šanchajaus peškom. Kiek teko matyti jaukus, Marius pasirinko tamsų, Artūras gaudo žymiai šviesesnių ir matosi, kad pas Marius stoja žymiai daugiau žuvies. Per daug aktyvus kvapas pas Artūrą turbūt. Pas Artūrą toks neutralus kvapas, kaip aš vašiu. Pakankamai stipriai kvepia ir pas Marius smirda jaukas. Per daug pačią jauką Marius teisingai pasirinko, dėjo daugiau balastą. Pas jį 25% bendros masės jauko. Maistingumas duoda gyvą ir masalą. Tikrai žuvis atsirinko, manau, jauką. Tu gal atidžiau stebėjai, kaip tavo akim dabar, koks skirtumas maždaug turėtų būti? Dabar Marius turėtų būti pagavęs panašiai 2 daugiau žuvies. Taigi ir Vilius tvirtina, kad Artūro jaukas per sotus, per šviesus ir praktiškai jo palaidojo Artūro galimybės laimėti. Artūrui belieka per likusį laiką tikėtis didelės žuvies, kuri sukeltų intrigą. Kol kas tokios nėra. Viskas vyksta kaip ir anksčiau. Vienai Artūro žuviai tenka maždaug 2 Mariaus žuvis, o laiko liko visai nebedaug, kiek daugiau nei pusvalandis. Lietuvos žvejai labai piktinasi dėl naujų draudimų lašišų migracijos metu žvejoti daugelį upių. Iš tikrųjų, valdžia ilgai mąsčiusi išmąstė fantastinį sprendimą – viską uždrausti. Tai paprasčiau, nėra žvejų prie upės, nėra problemos. Tačiau problema yra. Gera vieta tuščia nebūna. Nebus prie upės žvejų, prie upės siautės brakonieriai. O ką apie tai pasakys mūsų čempionas Marius? Kaip tu žiūri į tą licenzijų pardavimo sistemą? Darbo dienom nuo 8 iki 5. Valdžiai iš mūsų atėmė žiobrius, nebėra ką žvejoti. O, teisingai pavaryk. Vyrai gers dabar, vyrai gers. Draudimas tas pats man yra nesąmoningas. Kaip gali žvejų nebūti prie upės? Tai ką man veikti? Ką? Sėdėti alkoholį vartoti?
Nu, ką, žvejai žvejoja tam, kad jie malonumus, tai kaip iš jų atimti malonumą, nu, nesąmonė. Būtent, teisingai pasakyta, iš žvejų atimtas malonumas, o brakušoms įteiktas. Pažiūrėkim žvejų žinias, po jų sversim laimikius ir paskelbsim dar vieną finalininką. Sveiki žvejai. Na, kadangi lydekų žūklė dabar pat įkarštis, norėčiau rekomenduoti jums naudoti naujas Zebco blizgės, tai yra Hurly Burly, tai yra devonas, kuris turi viršuje lapelį, yra pasunkinta, labai pataikytos yra spalvos, mano yra virštinio upėtakio, kraujuojančios aukšlės, ešeriuko imitacija, ką labai mėgsta lydekos. Jos yra 12 gramų, galima tikrai tolių užmesti, kadangi žolė dabar visa jau sukrenta, kad pasunkinta blizgi yra tik geriau, kadangi jūs galite lengvai traukiant nuskandinti blizgą giliau ir pagauti ne vieną didelę lydeką. Na, ruduo yra ne tik spinigavimo metas, bet ir gaudymas plekšnių, toj prasidės vėgėlės, na, žūklė su dugninė meškerė. Daugelis, kas naudoja šviestukus gale, yra, vienkartinis daiktas tikrai patogu, bet kas nori tobulėti, atsirado nauji šviestukai, diodiniai šviestukai, kurių užtenka tikrai ypatingai ilgai, nes diodas praktiškai nenaudoja jokios elektros energijos, o dvi batareikos išlaikys netgi pusę metų. Ir štai komplektas Zebco firmos yra supakuotas po 3, tai yra 3 spalvų diodai, kuriuos tvirtinate labai patogiai, nereikia jokių izoliacijų, jokių papildomų laikiklių. Jie su gumytė prisitvirtina prie galūnės, pasisuka ir įsijungia, ar tai mėlyna, tai žalia, ar tai raudona spalva. Ir kada tamsios paros metu jūs gaudot, labai puikiai jisai šviečia ir matote, kada jūsų tas pagrindinis kibimas ir kada jau traukta didelė vėgėlė. Na, ruduo ir daugelis, kas ruošiasi žiemai, daugelis ruošiasi slidinėjimo sezonui. Norėčiau atkreipti dėmesį, atsiradus parduotuvėse naujas Moon koinės Squid, kurios yra iki kelio. Yra specialus pinimas, kitoj pusėje yra didžiulė schematiškai pavaizduota koinė, kaip jinai garina prakaitą jūsų, kada jūs slidinėjate, kaip kad judant jinai nenusmuktų bate, kas irgi labai aktualus slidinėjant. Visą dieną išbuvusi koja šitoj koiniai tikrai jausiusi švieži, nepavargusi ir prakaitas bus išgarintas ir jūs nesušalsit. Ir šitos koinios yra skirtos iki -22. Dabar prasidėjo variminės medžioklės. Rekomenduočiau visiems medžiotojams atkreipti dėmesį į specialias koinės. Hunting Extreme šitos koinės viską padaro už jūs. Išgarina prakaitą, jūs šildo ir nenusmunka ir nesusitrina kaip paprastas močiutės mėgstos koinės. Na ir dar vienas modelis, kurį norėčiau pristatyti, tai yra Makalu. Tai yra skirtos tiek, kas mėgsta turizmą kalnuose, tiek slidinėjimą, tokios apibendrinančios alpinizmą, kas mėgsta, jos yra iki -25. Jos yra prailgintos, jų mezgimas yra šiais metais ištobulintas iki tokių, kad būtent, kad kryžmai yra supinta, prakaitas garinamas ir nesirenka paviršių, o perdoda iš karto batą, ar jeigu batas kvėpuoja, dar toliau į išorę. Pirmoji Romados akcija skirta jūriniams kotam firmos Zebco Cool Boat, tai yra 2,40 m jūrinis spinigas, kuris yra naudojamas iki 250 gramų pilkerius, tai yra skirtas Baltijos jūrai, ir šią savaitę jūs galite Romados tinklo parduotuvėse įsigyti už ypatingą kainą, tik tai 35 litus. Antroji Romados akcija skirta dugnininkams, tai yra dugninės meškerės, teleskopinės meškerės 3 m ir 3,30 m, užmetimas iki 40 gramų, ir šią savaitę už ypatingą kainą tik 29 litus. Na ir papildomą Romados akciją nuolaidų kortelių turėtum. Visą šią savaitę Romados tinklo parduotuvėse Zebco pilkerius be išimties pirkite su 40% nuolaida.
Kol žiūrėjote žvejų žinias, niekas labai nepasikeitė. Artūras nepagavo didelės žuvies, Marius gaudė stabiliai ir dabar klausimas tik toks, koks yra svorių skirtumas. 3 sutartos valandos ištirpo, baigiam mūšį. Viskas. Plūdininkų finalas baigėsi. Traukit meškerės. O dabar sversim žuvį. Tai sakai dvigubai, ne, Baranauskai? Svirimas toj parodys, ar tikrai Marius, kaip prognozavo Vilius, sugavo dvigubai daugiau. Pirma sversim Artūro žuvį. Na ir kas? Nespurdėkit, duokit užsifiksuoti. 1 kilogramas 920 gramų. Beveik 2 kilogramai per 3 valandas. Įvertinant žuvų dydį visai neblogai. Dabar įdomu, kiek per 3 valandas sugebėjo sugauti čempionas. Čia buvo daug, mažiausiai 2 neteisūs žmonės. Ne. 2 kilogramai 600. 2 kilogramai 600 gramų. Skirtumas nėra toks ryškus, kaip prognozavo ekspertai ir galima drąsiai sakyti, kad Artūras prieš čempioną pasirodė visai neblogai. Jeigu būtų dar labiau atskėdęs jauką, ko gero skirtumas būtų buvęs dar mažesnis. Primenu, kad už visų žvejų mūšio kovotojus galite balsuoti ne tik laidos metu. Rezultatus ir kaip balsuoti rasite tinklalapyje romada.lt. Kitoje laidoje kova ant jūros krantelio, o dabar jau laikas skelbti antrą žvejų mūšio finalininką. 2,6 kg prieš 1,9 kg skirtumo labai didelio nebuvo teoriškai, bet aišku, Marius turėjo nugalėti. Artūrai, visiems šalta, nemalsim liežuviais. Laikykis, treniruokis, kitais metais mes tavęs laukiam. Viso gero. Mariau, trečias tavo medalis žvejų mūšyje. Dabar tau belieka pakelti kvalifikaciją su spinningu, su dublinė ir jūroje nuo kranto. Su plūdinė, aš tikiuosi, tu užimsi kokią antrą vietą, vis tiek ten tam, tarp tų 4. Tai tvarkoj, su ko sveikinu. Laidą pristato žvejybos įrankių parduotuvių tinklas Romada.